Šiandien laidoje Auksarankiai. Kontrabandininkų realijos, kas, kaip, kur ir už kiek keliauja, bei kaip su tuo kovoja Lietuvos pasienio pareigūnai. Taip pat tęsiame autorių teisių gynimo temą. ACTA iš arčiau, eskaluojami teiginiai ir kas už viso to slepiasi. Kaip susiję genetiškai modifikuoti organizmai, autorių teisės ir internetas. Kuro kainoms ir toliau kylant į neregėtas aukštumas, net ir abejotinos kokybės, bet pigesnio kuro paklausa šešėlyje nemažėja. Nelegalios degalinės dažniausiai yra įsikūrusios įvairiuose garažėliuose, į kuriuos reguliariai papildymus iš kaimyninių šalių atveža tam specialiai pritaikyti lengvieji automobiliai. Populiariausi automobiliai tai yra Volkswagenai Passatai arba seno modelio Audi 100. Tai irgi, sakysim, ten pritaikyti kuro gabenimo jie būna pasiruošę, jau išimti tam talpos, jos kažkaip tai pagerintos, išimti kažkokie tai saugikliai, ten dar kažkas, tai kad prisipiltų dar papildomas, nestandartinis, kiek leidžia gamykla. Gamintoje ten 70 ar kiek, 70 su viršum litrų degalų, bet prisipilė dar kokį 20 litrų daugiau kažkokiais tai būdais. Būsų, sakysim, pareiga nustatyti tą kiekį, kuris yra, nes įsivežti leidžiama tik tą kiekį, kuris yra nustatytas gamyklos gamintojas. Bandančiųjų įsivežti didesnį nei leistiną kuro kiekį pasiteisinimai neoriginalūs. Pamečiau čekį, nežinojau, kad įsipyliau daugiau nei galima ir panašiai. Tiesa, už tokį pažeidimą didelė bausmė negresia. Viso labo reikia susimokėti mokesčius, nors vien per sausio mėnesį tokių mokesčių buvo surinkta virš 3000 litų. Šiek tiek stambesnės žuvys, nelegaliai cigaretes per sieną bandantys gabenti asmenys. Yra tam tikra rūšis ar sakysim, grupė asmenų, kurie gabena vien tik tai kurą ir važiuoja į Rusiją nusipirkti pigesnio kuro. Tai pas juos, sakysim, cigarečių nerandame, paslėptųjų nebūna, jie jau automobiliai pritaikyti vien tik tai kuro gabenimui ir pervežimui kuro. O kita grupė asmenų, tai grinai kuro bakuose arba kitose slėptuvėse, mašinos ertmėse, gamyklinėse, dar kažkur gabena cigaretes. Dažniausiai pasitaikanti slėptuvė tai yra kuro bakai. Tai daugiausia, sakysim, talpa, kurioje daugiausia telpa cigarečių ir priėjimas toks daug sunkesnis ir būna užmaskuotas, sakysim, ten benzino kažkiek įpilta ar slėptuvė padaryta. Pusė bako ar ten trečdalis bako atskirta ir pridėta cigarečių, o kita dalis užpildyta degalais. Tai būtų tokios grupės. Gabena dažniausiai, sakysim, kaip kontrabanda yra. Neturi nei lyties, nei tautybės, nei amžiaus. Gabena tiek jaunas, tiek senas, tiek lietuvis, tiek nelietuvis, tiek vyras, tiek moteris. Užsiminėja kontrabandą praktiškai. Ir jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys. Netgi pasitaiko, kad žmogus turintis neįgalumą kažkokią tai grupę irgi važiuoja gabenti cigarečių ar kuro. Vis dėlto cigaretės slepiamos visur, kur telpa. Įmontuojamos panelėje, sėdynėse, durelėse ir net veidrodėliuose. Pareigūnų skaičiavimais vienu automobiliu galima pravežti apie 3 dėžes cigarečių, kurių vertė juodojoje rinkoje būtų apie 3000 litų. Pasieniečiai pastebi, kad kai kurie auksarankiai tokius krovinius nesibodi vežti net per didžiąsias metų šventes. Tiesa, pasienio pareigūnai nuo šių auksarankių stengiasi neatsilikti ir nuo naujųjų metų pasitelkia į pagalbą naują įrangą. Sistema paprasta. Išsiurbiamas ir pamatuojamas deklaruojamas ir realaus kuro kiekis. Rezultatai akivaizdūs. Šių metų sausio mėnesio pradžioje gavome mobilią kuro kiekio matavimo įrangą. Tai įranga skirta nustatyti gabenamo kuro kiekį tiek lengvosiuose, tiek autobusuose, tiek sunkvežimiuose, tiek gabenamo kuro. Pradėjome eksploatuoti ir rezultatą matėme gan neblogą. Per sausio mėnesį buvo patikrinta virš 100 automobilių ir iš 100 automobilių buvo konfiskuoti 25 automobiliai, kuriems buvo pritaikyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Tai praktiškai tą kuro matavimo įrangą mes naudojame ne tik kuro kiekio nustatymui, bet ir
gabenamų cigarečių kuro bakuose aptikimai, tai labai palengvina pareigūnų darbą, nes galima per keletą minučių ištraukti degalus esančius automobilyje ir nustatyti, jeigu asmuo kertantį sieną deklaruoja, kad veža pilną kuro baką, o iš jo ištraukiama tik tai 10 ar 5 litrai, tai aišku, kad tenai yra kažkas tai paslėpta arba slėptuvė padaryta, arba bakas prikimštas cigarečių. Praėjusią savaitę pradėjome pasakoti apie sudėtingus autorių teisių ir interneto santykius. Šiandien tęsime šią temą. Jau išsiaiškinome, kad mūsų šalyje intelektualinė nuosavybė nevertinama dėl istorinių priežasčių. Ilgametė šalies okupacija ir nutautinimo politika sąlygojo tai, kad neužteko laiko susiformuoti autorinių kūrinių pirkimo kultūrai. Komercinio meno savoka mums nėra pilnai suvokiama. Taip pat įvardinome akivaizdų faktą. Internetas atėjo ir niekur neišeis. Jeigu kasdien bent trumpam užsukate į internetą, turbūt žinote, kad šiuo metu yra suaktyvėjusi kova su internetiniu piratavimu. Bene karščiausių šių dienų frontų tapo tarptautinis ACTA susitarimas. Tai dokumentas, kuris taip tvirtai suvystytas slaptumo ir teisinės interpretacijos sluoksniuose, kad kilęs viešas pasipriešinimas šios sutarties ratifikavimui yra pilnai suprantamas. Vasario 11 dieną Vilniuje šalia vyriausybės vyko mitingas prieš ACTA sutarties pasirašymą. Prieš mitingą mes kalbėjome su vienu iš šio renginio organizatorių. Šiuo mitingu mes norime atkreipti valdžios bei visuomenės dėmesį į pačią aktą sutartį ir kas joje yra blogai. Ir būtent mes jokių būdų nesakome, kad patys autoriai neturi gauti atlyginimo už savo darbus. Mes to nesakome ir norim atkreipti dėmesį, kad tam tikros akto dalis, pavyzdžiui, prieštarauja pamatiniams žmogaus teisėms, tokiams kaip žodžio laisvė arba teisė į privatumą, kuri yra Lietuvos konstitucijos 22 straipsnėje. Iš tikrųjų, pati sutartis yra labai neaiški. Tai su pirma, ji buvo priimta už žmonių nugarų. Tai pradėta lygtais rengti 2008 metais, išleista 2010 metais, o žmonės apie tai sužino tik dabar, prieš kelias savaitės pradėjo apie tai kalbėti. Apie tai nežinojo net mūsų politikai. Ministrai sakė, kad irgi jiems lyg iš oro nukrito pati ta sutartis, o jau iš tikrųjų ne už kalnų yra Seimo pavasario sesija ir birželio mėnesį būtų ratifikuojama šita jau pasirašyta sausio mėnesio pabaigoje sutartis. Tai kaip mes ratifikuosim sutartį, jeigu apie ją iš vis nebuvo žinoma. Tai ačiū Dievui, bent dabar pradėjo žmonės apie tai šnekėti. Niekada neturi būti kraštutinumų. Tarkim, turi vykti kažkoks dialogas, turi būti rastas balansas, kad tiek autoriai uždirbtų, tiek ir pats internetas nebūtų apribotas, nes mes gyvename tokiam pasaulyje, kur informacijos sklaida turi būti laisva ir jeigu mes dabar internetą apribotume, tai pasaulis regresuotų. Tai aš iš tikrųjų nežinau, kokiais būdais tai galima padaryti, bet manau, kad tam būdų yra. Galima sugalvoti, kaip atlyginti autoriams už jų darbus. Tiesiog nereikia to daryti laisvo žodžio sąskaitą. Apskritai pačioj aktoj palikta begalė vietos interpretacijai ir visa sutartis yra labai iš tikrųjų neaiški. Daug, pavyzdžiui, punktų, straipsnių galima interpretuoti kaip tik nori. Dėl to ir atsiranda, pavyzdžiui, tokie dalykai, kai žmonės sako, kad iš jų atims važiuojant ten per sieną kompiuterius ar panašiai, juk tokios interpretacijos neatsiranda iš niekur. Terminas intelektinė nuosavybė gali suklaidinti tam tikrus žmonės dėl to, kad intelektinė nuosavybė nėra ta pati apčiuopiamai nuosavybė, tokia kaip pavyzdžiui nekilnojamasis turtas, todėl ir teisinės priemonės ginti tai intelektiniai nuosavybei turi būti netokios pačios kaip apčiuopiamai. Apskritai visos aktos teisinė bazė yra netinkama šiandieniniam pasauliui, nes mūsų komunikacinė samprata apskritai yra visiškai kitokia nei
prieš, tarkim, 20 metų. Tai aš nežinau, kas rengia tą akto sutartį, galbūt jie gyvena kažkokiame sename pasaulyje, nes pats internetas yra sukurtas tam, kad žmonės dalintųsi, skleistų tą informaciją, o aktą tarsi nori apriboti pačio interneto esmę. Aktą numatyta, kad pačią sutartį prižiūri specialiai tam įkurtas komitetas, kuris gali ir keisti tą pačią sutartį ir beje, jis yra niekam neatskaitingas. Tai, man atrodo, toks neatskaitingumas niekam pažeidžia demokratijos principus. Tai jis dar nėra įkurtas, bet tai būtų kaip tam tikra institucija skirta kontroliuoti visą šitą reikalą. Į mitingą susirinko apie 300 žmonių. Didelis šaltis nekliudė susirinkti ir išreikšti savo poziciją. Talentai, kaip jūs manot, pažeidžia ar nepažeidžia autoriaus teisės? Patys talentai savaime nepažeidžia. Galbūt ta informacija, kurią žmonės kartais sudeda, taip. Tačiau didžiąją dalim vis dėlto dalinimasis yra reikalingas ir talentų filtravimas arba cenzuravimas pažeistų iš esmės žmogus teisės. Juk niekas nedraustų tuomet statyti policininkų gatvėse ir kratyti žmonės, žiūrėti, ką flešiukas ten nešiojasi. Tie įstatymų vykdytojai sako, kad tie, kurie nebus pažeidėjams, jokios grėsmės nekelia aktą. Kaip jūs manote, čia... Nemanau, kad tai tiesa, nes vis tiek kiekvienas žmogus nors ką nors turi piratiško ir vis tiek tai užkabins kiekvieną žmogų. Tai mūsų tolesni planai yra vykdyti komunikaciją, po to išplatinti tam tikrus spaudos pranešimus, kreipimąsi galbūt į Seimo, tam tikrus narius, į visą Seimą, tai pačiai prezidentai, kuri pareiškė savo nuomonę apie aktą, galbūt išreikšime mes jai savo nuomonę. Tai vyks komunikacija po to ir žiūrėsim, kaip pats vyks Seime procesas, kovo-balandžio mėnesį svarstymai, iki birželio turim daug laiko. Tai, manau, galim surengti dar ne vieną tokį mitingą kaip šiandien ir surinkti dar daugiau žmonių. Ir prie mūsų galbūt prisijungs ir kiti miestai su mitingais, ir Kaunas, ir Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Mes galim padaryti labai daug triukšmo, kad mus išgirstų. Nors dauguma susirinkusių buvo jaunimas, sutikome ir šiek tiek vyresnių žmonių. Piratavimo kategorija susijusi su pasenusia autorių teisių koncepcija. Aš čia esu būtent todėl, kad mane netenkina tai, kad pasenusi autorių teisių koncepcija interneto eroje vis dar taikoma ir naudojama komerciniams tikslams. Kaip manau, kokia yra išeitis iš tos visos situacijos, tarkim, autoriams? Žmonėms, kurie kuria ir iš to gyvena. Ne, tai yra tų pasiūlymų. Čia dabar šalta pakankamai norint tos visus pasiūlymus apibrėžti, bet iš tikrųjų tų pasiūlymų yra ir lygiai taip pat kaip yra kito tipo varikliai, kuriais galima pakeisti benzininius ir dizelinius. Taip ir šitoje srityje yra daug kas nuveikta. Tačiau egzistuoja matyt senos struktūros, kurios neleidžia visus tos dalykus ištraukti nuo šviesų. Primename, kad ES reglamentai ir teisinės nuostatos yra privalomos visoms narėms. Tad jeigu Lietuvos politikai ratifikuotų ACTA sutartį, jie sunaikintų mūsų konstitucijoje garantuojamas pilietinės teisės ir privilegijas. Tačiau kas yra ACTA autoriai ir kas už jos stovi? Čia geras klausimas. Iš tikrųjų, nelabai žinau, bet aš kaip galvoju, kad tai pagrindiniai iniciatoriai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Asmeniškai galvoju ir kad čia yra didžiųjų korporacijų, pavyzdžiui, iniciatyva tai padaryta. Jaunasis agitatorius yra labai arti tiesos. Štai čia prasideda faktų prieblandos zona. Nežinome, ar jūs tikite konspiracijos teorijomis, bet visas ACTA reikalas skleidžia labai negerą kvapą. Akta pati savaime yra kur kas platesnis ir kur kas gilesnis reiškinys negu šiaip ten kažkokių filmukų ar muzikytės, reiškia, knekcinimas. Kadangi jų aktos pagrindiniai iniciatoriai ir pagrindiniai, reiškia, to viso susitarimo ruošėjai buvo Žemės ūkio ministerijos įvairių šalių. Prie ko čia žemės ūkis ir internetas. Ten faktiškai iniciatoriai buvo genetiškai modifikuotų visų šitų, reiškia, organizmų gamintojai, visokių herbicidų gamintojai, Monsanto. Taip. Vienas iš pagrindinių iniciatorių šito susitarimo.
genetinių organizmų, reiškia, šitą kūrėją, herbicidų kūrėją. Ir ten baisinis mechanizmas yra įsuktas, kaip nusavint fermerių žemes per netyčinį, reiškia, nemodifikuotų augalų, užkrėtimo modifikuotų augalų genais, pernešamais vabaliukų ir bitučių. Visiškas nesąmonė, tokia iš tokios ribinės fantastikos, reiškia, sferos, bet realiai vykstanti šiandien ir dabar. O tas interneto suvaržymas, iš principo, čia yra toks malonus šalutinis efektas. Reiškia, užsukti tą laisvą kanalą žmonių tarpusavio susisiekimo, reiškia, kad, tiesiog nešokinėtų. Labai patogu yra. Žinoma, jau nekalbant, kad visą maisto pramonę norima pasiglemžti žemę, panašiai. Čia kas nori ir netingi galit pasikapstyti lietuviškam internete, užsienietiškam, jau visų balsų visi rėkia apie tokius dalykus. Tomas kalba apie atvejus, kai Jungtinių valstijų Monsanto korporacija padavė į teismą smulkius ir vidutinius ūkininkus dėl autorių teisių pažeidimo. Monsanto yra didelė įvairių chemikalų gamintoja. Prieš kelis dešimtmečius metusi didelės investicijas į genetinės inžinerijos tyrimus. Jie išvedė tam tikrų rūšių sėklas, kurios sėkmingai auga tręšiamos tik jų gaminamomis trąšomis. Tos trąšos žudo viską išskyrus Monsanto sėklas. Teoriškai tai 100% produktyvumas, bet praktiškai tai visiškas ekosistemos naikinimas. Vienas didžiausių skirtumų nuo tradicinio žemės ūkio yra tai, kad perkant sėklas iš Monsanto, jas naudoti galima tik vienam derliui. Sėklos modifikuotos taip, kad iš jų išaugęs derlius nėra vaisingas. Tai reiškia, kad iš genetiškai modifikuotos sėklos užaugusi kukurūzo burbuolė, nukritusi ant dirvos, neturi jokių šansų prigyti. Tai augalai impotentai. Toks verslo modelis garantuoja, kad jūs kiekvienais metais sugrįšite stebuklingųjų Monsanto sėklų ir nepamiršite trąšų. Taip ši kompanija ima kontroliuoti jūsų kaip ūkininko veiklą. O jeigu kompanijos atstovai rastų šių sėklų jūsų kaimynų žemėje, jie paduotų juos į teismą už autorinių sėklų auginimą be leidimo. Sėklos kaimyno darže korporacijos teigimu gali atsirasti dėl vėjo, vabzdžių ar kitų panašių veiksnių. Jungtinėse valstijose nukentėję ūkininkai teigia, kad kompanija dažnai pati išbarsto savo sėklas tam, kad visiškai legaliu keliu atimtų jūsų žemę. Štai taip mes grįžtame prie ACTA sutarties. Svarbu pabrėžti, kad autorinės teisės yra labai plati savoka. Tad kol panašių slaptai rengiamų sutarčių iniciatoriai yra abejotinos reputacijos korporacijos, protestavimas yra būtinas dalykas. Iš žiniasklaidos pranešimų matosi, kad mūsų politikai visai nesuvokia, kas yra ACTA ir kokios yra dabartinės šio dokumento pasekmės. Tomas pateikia labai tikėtiną ACTA sutarties atsiradimo priežastį. Tas interneto tildymas yra labai paranku, nes, kol arabai ten šurmuliavo su savo pavasariu, vėlgi internetas buvo pagrindinis jų susisiekimo būdas. Tai viskas buvo lyg ir gerai, bet kai pradėjo šurmuliuoti jau Wall Streetas ir visi kiti dalykai, ir vėlgi saviorganizacija vyko per internetą visų šitų judėjimų. Jau kai kam tai pradėjo stipriai nepatikti ir staiga pukšti šoka tą aktą, ten Amerikoje dar daugiau tų reguliacijų kažkokių ten iššoka. Tai prasme, visi nori labai kilnių tikslų vardu, reiškia, įvesti totalų sekimą ir represijas už, kad nešokinėtų žmonės. Toks kvapelis sklinda iš viso to reikalo. Intelektinės nuosavybės savoka yra labai plati. Kol kas buvo kalbama tik apie pramogų pasaulio autorinių teisių gynimą, bet už jo stovi dar didesni interesai. Tad jei iki šiol buvote abejingi ACTA sutarčiai, tikimės, kad mūsų pristatyti argumentai bus pakankamas motyvas pasidomėti šiuo dokumentu iš arčiau. O dabar pakalbėkime apie alternatyvas šioje teisinėje ir moralinėje košėje. Šviesos spindulių tikrai yra. Vakarų šalyse labai sparčiai populiarėja kūryba aukų rinkimo principų. Kažkas gali sakyti, kad tai išmaldos rinkimas, bet mąstant plačiau, tai nebloga išeitis. Nes internetinė sklaida iš principo jinai duoda priėjimą visam pasauliui. Tai vien ant kiekybės, jeigu tai iš tikrųjų vertingas kažkoks kūrinys ir sudomina platesnį auditoriją, kad ir po litą ten sukapsės, kad ir po pusę lito gausis sumoj daug didesnės pajamos tam pačiam autoriui, be tarpininkų.
tarpininkai iš vis jau nefigūruoja internetinį meną. Neturėtų figūruoti. Atlink to reikėtų eiti, kad tiesioginis, kaip sako, peer-to-peer, reiškia žmogus žmogui, jau ne šiaip savo. Apsikeitimas, reiškia, idėjomis, neribojamas niekieno, jokių tarpininkų. Kodėl aš turėčiau kažkokio dėdės atsiklausti, jog aš noriu pasidalinti idėjomis su kitais. Ir, tarkim, nedidelį savanorišką skaitliuką pridedu prie šito dalyko. Kam patiko, įmeskite man litą. SMS. Šiame reportaže naudojame ištraukas iš lietuviško filmo Knygnešys. Dalis pinigų filmui buvo renkama aukų rinkimo būdu. Tai vienas pirmųjų tokių mėginimų Lietuvoje. Tomas buvo šio filmo montažo režisierius. Jo teigimu ši nauja sistema turi šviesią ateitį, nes išvengiama tarpininkų, kurie tik kelia produkcijos kainą. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Kainas nustatyti galėjo Amber Life koncertų lankytojai. Jis surengė kelis tokius koncertus skirtingose Lietuvos miestuose. Teiraujamės, ar eksperimentas buvo sėkmingas. Aš pabandžiau padaryti kelis koncertus tokius ir pažiūrėti, kas iš to gausis. Daugmaž, kad suskaičiuoti, kiek žmonių atėjo ir tą sumą padalinti iš žmonių ir tiesiog taip apskaičiuoti, kiek žmogus vienas vidutiniškai, pavadinkim, kaip čia paaukojo. Pirmas dalykas, tu išvengi mokesčių, nes, nežinau, nebent mūsų valstybė turbūt vis tiek sugebėtų kažkaip tai apmokestinti, bet juk bažnyčios neapmokestino, kur ten kunigas vaikšto su ta pintinaitė. Ten netgi kartais mačiau būna, kad įmeta kažkiek tai litų ir gražos dar pasiema. Tai pas mus nebuvo taip, kad gražos galėtum pasimti, nes buvo didžiulė taupyklė pastatyta ir į taupyklę žmonės įmesdavo. Tai tiesiog, kad gražos nebuvo įmanoma pasimti. Bet kita vertus aš apskaičiavau, kad daugmaž gavosi, kad žmogus moka 20 litų už koncertą. Vidutiniškai gavosi taip. Tai realiai tai yra labai normali kaina lietuvių atlikėjui, numetus visus mokesčius, kad tau 20 litų liktų nuo bilieto. Tai yra ganėtinai neblogai, aš manau, nes kai kurie klubai pasiūlo už ten kažkokias grupės, ten iš vis 5 litai įėjimas, kad tik žmogus ateitų ten ir paliktų sąskaitą, pragertų ir pravalgytų, taip liaudiškai tariant, tiesiai šviesiai. Turi būti kažkoks sprendimas, bet tas sprendimas turi būti pagristas ne draudimu. Tu žmogui neturi drausti kažko, nes jeigu tu žmogui drausi, nieko iš to nebus. Atras žmogus kitų būdų, kaip apeiti visą tai ir tas procesas, man atrodo, yra nestabdomas. Tiesiog tu gali kažkiek jį pristabdyti, bet tai bus labai maža dalelė. Iš principo yra būdai. Yra ir galima atrast būdų, ir kad ir avys būtų sveikos, ir vilkas patenkintas. Tik dinozaurai turės išmirti. Čia, pykice, nepykice, bet dinozaurams teks išmirti, nes pasaulis pasikeitė. Manome, kad diagnozė aiški, bet vaistų dar nėra. Sprendimas turėtų būti ne faktų neigimas ir švaistymasis draudimais, bet kompromisų ieškojimas. Žmonės, kurie kuria, yra iš prigimties išradingi ir jau rado būdus, kaip prisitaikyti pasikeitusiame pasaulyje. Interneto amžiuje nebeliko rinkų. Informacija tapo prieinama visiems. Naujos kartos meno žmonės tai suprato ir jau dirba naujais metodais. Diktatūra tapo dinozaurų. Šiandien tiek. Kitoje laidoje kalbėsime apie grafiti. Kas tai? Architektūrą niokojantys beprasmiai užrašai ant sienų. Menko jaunimo užimtumo įrodymas, vandalizmas, o gal ne visiems suprantamas menas.